Manau, kad 2 procentų parama kitam variantui padėtų daugiau jaunų žmonių atrasti save. Svarbiausia, kad jūs ateinat mokytis, jūs ateinat savanoriauti ir jūs čia kuriat savo sėkmės istorijas. Kitas variantas yra labai geras šaltinis įrankių, kuriuos tu gali naudoti savo gyvenime. Jie padeda tau gyventi geriau, lengviau, smagiau ir įdomiau. Būtent tokį matau kitą variantą. Kaip sakė aktorė Vita Žliobaitė. Išeini iš mokyklos, stoji į aukštąją, po pusės metų supranti, kad apgavo. Tada meti aukštąją, tada apie tai nieko nesakai tėvams. Nenori griauti jų svajonių, jų vilčių, tada pradedi ieškoti darbo, supranti, kad tai, ką kalbėjo didžioji dalis aplinkos, kad gyvenimas yra visiškai kitoks. Kurk, mąstyk, veik. Pasaulis priklauso tau.